Ar visada sąžiningumas laimi? Ne visada, bet tai nereiškia, kad reikia sustoti būti sąžiningu. Sąžiningumas tai padaro stipresnį ir drąsesnį. O ar visada lengva būti teisingu? Kartais sunku, bet būti teisingu padeda pasijausti stipresniam. O kas yra teisingas elgesys? Teisingas elgesys yra nemeluoti ir sakyti tiesą. Ką daryti, jei draugas elgiasi nesąžiningai? Padėti draugui pasirinkti teisingai. Sąžiningumas užkrečiamas. Pradėk nuo savęs. O kodėl reikia elgtis sąžiningai? Tai padeda aplinkiniams žmonėms būti geresniems ir pats geresnis būti. O ką reiškia būti sąžiningu? Sąžiningu tai būti, kai tu niekada nemeluoji ir labai elgies teisingai, net kai tavęs nemato. O kaip tu supranti, kad reiškia būti sąžiningu? Kai nemeluoji, sakai tiesą, eini teisingu keliu. Kodėl reikia sakyti tiesą? Tiesą reikia sakyti, nes jeigu tu nori, kad tau kiti žmonės nemeluotų, tu ir jiems turi nemeluoti.